Laidos partneris TTT Kazino. Sveiki, esu Jonas Valančiūnas. Žiūrėkit krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Labdien, mani sauc Dita Krumberga, esmu no Latvijas un aicinu visus Latvijā skatīties Krepšinas pasaules. Paldies! Su mumis pasisveikino Dita Krumberga, Latvijos TV3 žurnalistė, vedusi tiesioginius reportažus iš Rygos arenos. Įkalbėjo, kokie šaunūs lietuviai krepšinio aistruoliai, net ir sunkiausiomis minutėmis po netikėto Lietuvos rinktinės pralaimėjimo, sugebantis įkvėpti savo žaidėjus naujoms pergalėms. Po rekordinio 10 000 lietuvių žiūrovo antplūdžio pirmose grupės rungtynėse Latvijoje atrodė, kad Prancūzijoje mūsų bus tik saujelė. Klydome. Didžiulė Lilių sporto rūmų arena sulaukė lietuvaičių atvykusių ne tik iš gimtinės, bet ir gyvenančių įvairiose Europos valstybėse. Televizijos dėka visa Lietuva nenuleido akių nuo 39-ųjų Europos krepšinio čempionato aštuntfinalio rungtynių, kai mūsiškiai žaidė su Gruzijos rinktine. To įrodymas Kauno Žalgirio arena, kurioje drauge puikų krepšinio spektaklį didžiuliame ekrane stebėjo ne 1000 žiūrovų. Jų atodūsius ir pergalingus šauksnius iš Kauno atrodo jautė, suprato, girdėjo Prancūzijoje prakaitą liejantis rinktinės nariai. Ypač žemietis buvęs žalgirietis Jonas Mačiulis, paskelbtas ne tik Kaune krepšinio šventuoju. Aukščiausia gaida atlikęs ir savo bendravardžio Valančiūnų solo partiją. Kad ir koks nuostabus tą vakarą buvo Jonas pirmasis, tačiau be komandos draugų vienas nebūtų pasiekęs pergalės prieš ambicingą, puikią Gruzijos rinktinę. Tai specialiai Žalgirio arenos žiūrovams įrengtoje mini televizijos studijoje kalbėjo ir treneris Algirdas Brazys, kurį kalbino arenos komentatorius Justinas Liaudinskas. Kažin, ar dar yra Europoje tokia maža valstybė, kurios didžioji dauguma gyventojų taip sirgtų už savo krepšinį. O tai yra pats geriausias dopingas šauniems Lietuvos rinktinių žaidėjams ir treneriams, kurie iki smulkmenų viską apgalvoja. Pavyzdžiui, kada pasiekti geriausią sportinę formą. Prieš čempionatą Kroatijos rinktinė Žalgirio arenoje triuškino mūsiškius, nes buvo jų puikus žaidimas, jų pikas. O aštuntfinalyje kroatai beviltiškai pralaimėjo čekams. Tik dėl geresnio fizinio pasirengimo ir puikesnės taktikos Lietuvos rinktinė 85-81 įveikė nuostabiai rungtyniavusią Gruzijos komandą. Lietuvos rinktinės ketvirtfinalio kovą su karšta, išdidžia ir savo pergalę nebejojančia Italijos ekipa, turinčia puikias krepšinio žvaigždės, televizijos ekranuose tikriausiai žiūrėjo pusė mūsų šalies kaimų ir miestų gyventojų. Erdviame Kauno ryšių muziejaus kiemelėje nebuvo nei vienos laisvos vietos, kai lyg sūpuoklyse buvo mūsiškiai, krepšininkai ir jų varžovai italai. Karšti pietiečiai ir šaltoki šiauriečiai. Savimi pasitikintis ir nei akimirkai apie pralaimėjimą negalvojantis italai buvo ne kartą priekyje, kaip ir mūsų rinktinė. Tačiau varžovai sugebėjo pagrindinių rungtynių laiko pabaigoje pavyti ir išlyginti rezultatą. Pratęsimas. Jo metu tikriausiai ir visas Vatikanas meldėsi už savųjų pergalę. Nepadėjo. Tie iš pažiūros ramos ir šalti lietuvaičiai žaidėjai vėl stebuklus išdarinėjo, kai tritaškius metė netaikliau už tuo besididžiuojančius italus. Vėl spindėjo du jaunai – Valančiūnas ir Mačiulis, plius visi, kurie bent minutėlę pabuvo aikštelėje. Ir tie, kurie nuo atsarginių žaidėjų suolelio kėlė draugams kovinę nuotaiką, nusipelnė mūsų didžiausios pagarbos. Tačiau labiausiai Jono Kazlausko vadovaujamos trenerių štabas. Akivaizdu ir įtikėtina. Lietuva Italija nugalėjo net 10 taškų persvarą 95-85. Vadinasi, mūsų fizinis pasirinkimas ir taktika kur kas geresnė už varžovų. Kelias į pusfinalį laisvas. Tačiau 4 komandų varžytuvių vėl visi laukė su nerimu. Lietuva, Serbija. Mes čempionate neišvengėme pralaimėjimo, o tokios pat krepšinio
valstybės, Serbijos rinktinė po 7 rungtynių 2015 pirmenybėse laimėjo net 7 kartus. Neatsitiktinumas, nes serbai visada buvo ir liko talentingi krepšininkai, tikri kovotojai už savo gimtinės garbę. Šiandien, kai žinome, kokiu rezultatu pasibaigė pusfinalio mačas Lietuva-Serbija, aišku, su kuo žaisime paskutinę finalinę 39 Europos krepšinių čempionato dieną, sugrįžkime 20 metų atgalios. Prisiminsime, kaip 95 vasarą Lietuvos nacionalinė rinktinė Atėnuose teisėjų iš Jungtinių Amerikos valstijų padedant nuskriaudė tuometinį Jugoslavijos rinktinę ir tapo Europos čempione. Mums beliko, tiesa, puikų sidabro medaliai, kad bent taip visada būtų čempionatuose. Lietuvos krepšinio aistruoliai gerai supranta, koks klastingas yra tas oranžinio kamulio sportas. Tačiau jau išmokome ne tik džiaugtis pergalėmis, bet ir nedaryti tragedijos, jeigu mums nepasisekė. Ir mylima komanda pralaimėjo. Jau ir Latviai su šypsena sutinka savo krepšininko nesėkmę. To įrodymas Latvijos TV3 populiariausia sportinė laida Overtimes, pratęsimas, kurią rengia ir veda populiarus televizijos žurnalistas ir rašytojas Armans Puči. O jam 4 sezoną padeda Europos ir pasaulio krepšinio čempionas Valdis Valters. Valandinėje programoje dalyvavo ir kalbėjo ne tik šalies prezidentas, bet ir fanai. Tiesa, ne krepšinio, o ledo ritulių, kuris Latvijoje yra labai populiarus. Tačiau Europos krepšinio čempionatų metu rygiečiai ledo ritulio aistruoliai pakeitė savo amplua ir tapo krepšinio mylėtojais. Sako, jos įkvėpė Rygoje gyvenantis 2 visų pagarbą Latvijoje pelnė lietuviai – Nauris ir Normandas Maciai. Kartu su jais laidoje dalyvavo ir 3 vilniečiai – Audrius, Rolandas ir Alina. Lietuvių penketukas garbingai varžėsi su latviais, kurių gretose buvo ir prieškario Latvijos prezidento Ulmano prototipas. Įvairius buvo užduotis, kurie geriau žino 2 valstybių krepšinio istoriją, kurie įtaigiau atskleidžia, kodėl dabar Rygoje lietuviai laimėjo, o latviai pralaimėjo. Kieno skanduotis rungtynių metu yra įtaigesnis, kurie gražiau moka padėkoti savo komandai, jai pralaimėjus. Saviškius ir galius labiau palaikė žurnalistas Armans Puči, o lietuvius aistruolius buvęs krepšininkas Valdis Valteris, nes, kaip jis prisipažino, jo senelė buvo lietuvaitė. Už tai Valdžiui Valteriui padovanojame DVD plokštelę Atėjo Sabas. Įdomios sportinis laidos pratęsimas fanų varžytuvės baigėsi lygiosiomis. Deja, krepšinėje taip nebūna. Kažkas laimi, kažkas pralaimi. Ne tik žaidėjai, bet ir žiūrovai. Kad jums taip neatsitiktų, būkite krepšinių pasaulyje ir po 5 minutės pertraukėlis. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Kai 2015 rugsėjo 20-ąją Prancūzijoje baigėsi 39 Europos vyrų krepšinio čempionatas ir komandos šalių rinktinės dalyjasi medalius, mes norime jums priminti 1995-uosius, kai pirmą kartą Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė, po to, kai Lietuva tapo vėl nepriklausoma, laisva, dalyvavo Europos pirmenybėse Graikijoje. Lietuvi, gerai tu žinai, Lietuva ir krepšinis, tai broliai dvyniai. Abu mes juos mylim, už juos mes kovojam, dainas ir širdis mes jiems dovanojam. Lietuvi, gerai tu žinai, Lietuva ir krepšinis, tai broliai dvyniai. Abu mes juos mylim, už juos mes kovojam, dainas ir širdis mes jiems dovanojam. Ką galėčiau pažadėti, kad tikrai mes negalėsim jėgų ir mes vykstam laimėti, nepralaimėti. Jeigu vyktam pralaimėti, tada mes iš viso nevažiuotume.
nėra ko ten rodytis. Ir tik tai, tegu mūsų supranta, kad dabar reikalai Europai pasikeitė. Ir visos komandos labai pajėgios ir nereikia grįžti prie to, kad čia dabar nuvažiuos, čia sutrips jos. Bus visko, bus ir pergalių, bus ir pralaimėjimų. Ir man atrodo, reikia vien dėl to džiaugtis, kad jau mūsų Lietuvos rinktinė dalyvauja Europos čempionate. Aš tai norėčiau labai papulti į ketveriukę. Europos čempionato susitikimo išvakarės baigėsi Tarptautinis krepšinio federacijos techninės komisijos posėdžių, kurį vedė FIBA generalinio sekretorijos asistentas, Europos krepšinio varžybų komisijos pirmininkas Liubomir Kotleba. Įdomu buvo techninės komisijos posėdėje. Vienas po kito visų šalių atstovai, lyg studentai per egzaminus ėjo prie FIBA stalelio, kur buvo tikrinami žaidėjų pasai, asmens kortelis, dopingo deklaracija. Liubomir Kotleba su Algimantu Paviloniu pradėjo šneką rusiškai, tačiau neišgirdęs atsako iš lietuvaičio, kuris puikiai bendrauja angliškai, perėjo į tarptautinę kalbą. Visi mūsiškių dokumentai buvo tvarkingi, tik šiek tiek keblumų buvo dėl Gvidono Markevičiaus, kurio duomenys į FIBA buvo siųsti vėliausiai. Speciali komisija apžiūrėjo ir pirmenybėse dalyvaujančių komandų aprangą. Algimantas Pavilonis dar Vilniuje turėjęs rūpesčių dėl Amerikoje pasiūtos sportinės aprangos, kuri netitiko FIBA reikalavimo, šį kartą lengvai praėjo patikrinimą. Persiūta uniforma atitiko visus reikalavimus. Komisijos pirmininkas tik pasiteiravo, ką reiškia žirgas su raiteliu, bet išgirdęs, jog tai Lietuvos simbolika, tai ištarė OK. Viskas tą birželio 21-ąją buvo pirmą kartą. Pirmasis išėjimas į aikštelę oficialioms rungtynėms, pirmasis pozavimas fotografams, pirmasis pasisveikinimas ir pasikeitimas suvenyrais. Mūsų tradicinė dovanėlė, gražus Lietuvos krepšinio federacijos gairelės. Rodos ir vargu nebuvo pirmose rungtynėse, o žaidėme su 1993 metų Europos čempionais, Vokietijos krepšininkais. Lietuvaičiai varžovus nugalėjo 14 taškų persvarą 96-82. Daugiausiai net 35 taškus pelnė Artūras Karnišovas, bet šis susitikimas privertė jaudintis, nes Arvydas Sabonis jau pirmojo kėlinio pabaigoje gavo 4-ąją pražangą. Kaip galite įvertinti amerikiečių teisėjo darbą aikštelėje? Klausyk, man atrodo, kad jisai buvo neblogi, tik tai aš manau, kad jis per daug neleido žmonėms kietai lošti. Mes pripratę Amerikoje, kad jie leidžia daugiau kiečiau lošti, o dabar Sabonis, kur tik tai pasijudindavo, tai to jam ir bauda. O kodėl jis matydavo tik Sabonį? Na, Sabonis yra ženklintas žmogus, jį visi pažįsta ir jį visi žiūri. Jeigu Arvydą pastebėdavo NBA teisėjas Toliver, tai Rimą Kurtinaitį ir Mindaugą Timinską, dopingo kontrolės medikai ištraukė burtų keliu. Ne tik pirmose, bet ir pusfinalėse bei finalinėse rungtynėse buvo tikrinama, ar žaidėjai nevartoja tonizuojančių vaistų. Šlapimo tyrimai buvo atliekami ir Arvydui Saboniui, Gintarui Krapikui, Gvidonui Markevičiui. Ne vienas mūsiškis tada alaus negėrė. Rimas Kurtinaitis per 3 valandas virš 2 litrų vandens išgėrė ir tik tada galėjo atiduoti tai, ko medikams reikia. Užklimbavo ir siūs ekspertizai. Po to žiūrės. Bet tu esi ramus? Nekados ramus negaliu. Šitam kabinete vaišina žaidėjus visom ruošimalom. Kad tik tai greičiau išeitum iš kabineto padaryti. Po kiekvienų rungtynių vyriausiasis treneris Vladas Garastas su krepšininkais Artūru Karnišovu arba Šarūnu Marčiulioniu dalyvaudavo spaudos konferencijose, kurias transliuodavo Graikijos televizija. Po to būdavo jų žodis Lietuvai. Atėnų sporto rūmai vėl aidė nuo plojimo. Graikai žaidžia su Lietuva. Mūsiškiai iškovojo antrą iš eilės labai svarbią pergalę 89-73. Šarūnas Marčiulionis pelnė daugiausiai 28 taškus. Šį susitikimą stebėjęs Ispanijos rinktinės antrasis treneris Javier Imbroda mūsų programai pasakė: Lietuva žaidžia labai gerai kontroliuoja žaidimo ritmą, visi krepšininkai demonstruoja puikų žaidimą. Aš jau po pirmojo kėlinio supratau, Graikija pralaimės ir Lietuva pateks į olimpinės žaidynės, o tai ir man labai didelis džiaugsmas. Iki olimpiados dar toli, bet ši pergalė džiugina visus. Padarėm didelį darbą ir esam labai laimingi ir galėjom namuose prieš žaidus laimėti. Ir kad taip sekėsi toliau. Įdomu prisiminti, kas vyko Atėnuose. Jau labiau, kad ir štai vaizdas jau nebekoks. Spalvos netokios. Ir kameros dabar geresnis, kokybiškesnis, skaitmeninis, bet vis dėlto kovos vyko tokius pat aršius, kaip ir dabar
Jau čia jokių būdų vyrai nesikeičia tam tūkio, jokių būdų. Čia, sakysim, įgauda paspalis. Jeigu nedaug dėlė, pasikeisim ant tūkio ir čia paspalis atsiras su 2-8 prieš mažą, viskas eina pasas ir bus golas. Negalim keistis ir negalim leisti tam žaidėjai įsikeisti ant tūkio, aš biškį baipsiu. Reikia labai saugotis tų dalykų, nes jie patys išprovokuoja, pasipatys sprendžia. Taip kad šitas dalykas jie gali mūsų padaryti. Tai stebė už rankos ir pats griuoti. Tai yra tokie čia jugoslaviški variantai. Visapusiškai mūsų treneriai ir žaidėjai Jugoslavijos rinktinė išnagrinėjo. Bet pamiršo, kad varžovai visą dieną ilsėjusi, nežaidė, o mūsiškiai su graikais kariavo. Be to, Arvydui Saboniui skauda dantį, naktimis jis negali užmigti. Pralaimėta, bet lygioje garbingoje kovoje 61-70. Dabar mūsų laukia ne 2 poilsių dienos. Neįprastas šalies ir rinktinės vadovų bei trenerių susitikimas Atėnuose. Mūsų rinktinė pergalė prieš Italiją 80-69, o prieš Švediją 96-73 pasiekė Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Adolfo Šleževičiaus ir 4 ministrų akivaizdoje. Pergalė, aišku, visada praskaidina nuotaiką, o dejonės tam tikros buvo, nes teisėjai gana ryžtingai buvo nusiteikę, labai kritiškai mūsų pagrindinių žaidėjų atžvilgių ir kai kurie sprendimai buvo labai abejotini. Lietuvos aistruolių džiaugsmai mūsų rinktinė 91-75 paskutinėse pogrupių rungtynėse lengvai nugalėjo Izraelį, bet buvo pesimistų, kurie netikėjo, kad Lietuva pateks į 4, bet buvo ir optimistų, kurių svajonės išsipildė. Vyrams, žinoma, ne savo norų, prieš objektyvą reikia pozuoti, o mintise svarbiausius ketvirtfinalio rungtynės Lietuva-Rusija, mūsiškio Juozo Petkevičiaus ir Vlado Garasto prognozės. Kokios jos? Rusija Lietuva rezultatas bus 12 taškų skirtumas, 12 mūsų naudai. Kiek suprantu, iš žaidėjų nuotaikos vyrai pasiryžę žaisti ir šias rungtynės laimėti. Kaip vyrai tarė, taip ir padarė. Nuostabi buvo gladiatorių Lietuva-Rusija kova. Laimėjo geresni, stipresni, sumanesni. Rezultatas 82-71 mūsiškių naudai. Lietuvos rinktinės persirengimo kambaryje tuo metu nebuvo šampano. Vyrai iš laimės buvo apsvaigę. O labiausiai džiaugiasi nepakartojami solistai Arvydas Sabonis ir Šarūnas Marčiulionis, nuo jų neatsiliko Rimas Kurtinaitis, Artūras Karnišovas, visi, kurie pabuvojo aikštelėje. O Valdemaras Chomičius vyriškai net ašarą nubraukė ir visi dėkojo nepakartojamiems Lietuvos krepšinio aistruoliams, atskridusiems į Graikiją. Pusfinalinis rungtynės Kroatija-Lietuva. Kas dėjusi 20-tūkstantiniuose Atėnų sporto rūmuose, koks triukšmas, švelpimas, plojimai, kokios dainos. Ne tik mūsiškiai, bet visa salė ėmė skanduoti Lietuva, o labiausiai, kad mūsiškiai laimėtų prieš Kroatiją, norėjo serbai, kurių buvo salėje gana daug. Gerai, kad Jugoslavijos rinktinės gerbėjai sėdėjo kitoje tribūnoje, karas Atėnų sporto rūmuose būtų neišvengiamas. Šaunuoliai mūsų krepšininkai šaunius ir jų antrosios pusės. Lietuva nugalėjo Kroatiją 90-80, Šarūnas Marčiulionis pelnė 27, Arvydas Sabonis 26 taškus. Lietuvaičiai, jau Europos vicečempionai, neturėjo jėgų džiaugsmų šokių. Šarūnas lik pakirstas 10 minučių gulėjo persirengimo kambaryje, o Artūras salėje po varžovų smūgio alkūne kelioms sekundėms irgi buvo praradęs sąmonę. Žymiai daugiau jėgų atidaram šiom rungtynėm, nors jų nebeliko, iš kažkur suradom. Ir aišku, Lietuvos komandos dvasia, nežinau, labai gera komanda ir tikrai niekada šito neužmiršim. Visi labai laimingi. Ir atiduosim visas jėgas rytoj. 3 tavo žodžiai mūsų programai. Turim laimėti rytoj. Turim laimėti rytoj. Tai yra istorinė pergalė, mes papuolėm kovo dėl Europos čempiono vardo. Ir kokios komandas įveikė. Čia turbūt kai kas net ir sapne nesapnavo, kad taip gali būti. Bet reikia pripažinti vieną. Tos pergalės atėjo dėl to, kad komanda gerai žaidžia. Blogai žaidžiančiai nebusite. Finalinis Europos krepšinio čempionato rungtynės Lietuva-Jugoslavija netapo gėrių meistriškumu ir grožių švente.
Tai buvo likta Šocikų ir Karaliovų dvikova, kai pergalę dėl teisėjų kalties šventinė tie, kurie turėjo užlipti ant nugalėtojų pakilos. Bet Lietuva nepralaimėjo. Ji laimėjo ne tik Graikijos žiūrovų simpatijas. Tad būkit pasveikinti Lietuvos krepšininkai, jūsų pirmieji treneriai, jūsų tėvai, artimieji. To Lietuva nematė 56 metus. Tačiau tikėkime, tai mes pamatysime vėl greitai, galbūt kitą metą olimpinėse žaidynėse Atlantoje. Sėkmės, šaunieji Lietuvos krepšinio meistrai. Perdodama estafetį, krepšinio estafetį iš kartos į kartą ir mes džiaugiamės laimėjimais, džiaugiamės, kai pasiseka nugalėti kitus ir kartais liūdime, jeigu pralaimėme. Tačiau toks jau yra sportas, reikia gyventi su viltimi ir svajoti apie Rio de Janeirą, Braziliją, olimpinės žaidynės. Iki pasimatymų susitiksime jau vėl po savaitės BTV televizijoje. Laidos partneris TTT Kazino.